Studentai. Visi sako, kad studentam būt lengviau nei moksleiviam. Tiesa, turi daugiau laisvės, nori vaikštai į mokslus, nori nevaikštai į mokslus, galvoja apie savo ateitį pats, bet yra tikrai ir minusų. Kai pradedi būti studentu, supranti, kad tau tikriausiai reikia pradėti dirbti. Prasideda daugiau rūpesčių ir aišku, lieka žymiai mažiau laiko savo reikalam. Tai nėra baisiausias dalykas. Darbas, mokslai gerai, bet yra atostogos. Moksleiviai turi spalio mėnesį atostogos, sausio mėnesį per šventės 2 savaitės atostogų, vasario mėnesį dar turi atostogos, per Velykas savaitę ir tada paėmė mus, studentus. Nuo rugsėjo mėnesio iki gegužės mes turėjom lygiai 5 dienas atostogų ir viskas. Aišku, čia yra ir pliusų, nes mokslus mes baigėm gegužės vidurį ir prasideda sesija. Taip, tu turi mokytis, bet tu mokaisi namie ir važiuoji tik į egzaminus. Tai nežinau, kas geriau. Ar būt moksleiviam ir kiekvieną rytą eiti į mokslus, ar būt studentam ir pats savo susidėlioja laiką. O geriausia patirtis tai pabūt ir moksleivių, ir studentų.